Sveiki sugrįžę į Azorų salas, kur mes vis dar šokinėjame iš salos į salą, tyrinėdami šį salyną. Šiandien pirmą kartą kelsimės keltu, nes būtų tiesiog juokinga skristi 7 km iki sekančios Piko salos. Nors ir vandenys čia ramiausi visose Azoruose, pajutome gana nemenką kelto siūbavimą. Džiugu, kad atstumas trumpas ir vaizdai iš kelto tikrai įspūdingi. Nauja sala mus pasitinka apsiniaukusi ir vėjuota. Pavadinimas Piko iš portugalų kalbos išsivertė viršūnė. Pavadinimą sugalvoti nebuvo sunku, nes žvelgiant iš tolo, iš kitų aplinkinių salų, aiškiai matoma šios salos aukščiausia viršūnė – gražuolis Piko ugnikalis. Dažniausiai jis būna apsiniaukęs debesimis, kaip ir šį kartą. Tad mano noras užkopti į aukščiausią Portugalijos kalną bus neįgyvendintas. Piko dar vadinama Juodąja sala, nes toks įspūdis, kad kažkada čia gausiai tekėjusi lava sustabdyta buvo tik vandenynu, už savęs palikdama tik juodą vulkaninę uolieną. Nors ir laukia šilta, bet vaizdas čia gana atšiaurus, prie to dar prisideda ir vandenyno vėjai. Dėl to atrodo labai keista, kaip žmonės sugebėjo čia gyventi ir net kažkada suklestėti. Vietiniai išrado puikų būdą, kaip augintų vynuogės šiame vulkaniniame dirvožemyje. Pasirodo, vynuogės reikėjo tik pridengti tvorele nuo vėjo ir nuo jūros vandens, o statybinės medžiagos buvo pilna visur aplinkui. Taigi, iš vulkaninės juodos uolienos buvo statomi aptvarai, kurie dar pakeldavo ir temperatūrą, nes tokia uoliena labai gerai įšyla nuo saulės. Per kelis šimtmečius buvo išgauta vynuogių auginimo technika ir salą nuklojo platus tokių vynuogynų laukai. Šie vynuogynai netgi įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jie salai suteikia dar daugiau keistumo ir išskirtinumo. Nežinau, ir kur kitur pasaulyje dar galima pamatyti tokius vaizdus, tad tuose vynuogynuose praleidome gana nemažai laiko. Iš tų juodų uolienų statomos ne vien tik tvorelės vynuogėms, bet ir visa kita. Tiek namai, tiek bažnyčios, tiek kiti pastatai. Čia galima užtikti net ištisus miestelius pastatytus iš šios uolienos. Žinoma, dar yra primaišoma ir kitų spalvų, o tiksliau balta ir raudona. Juodos ir raudonos spalvos derinys čia labai tinka. Pasirodo, saloje yra ir žalumos, o jei dar ir dangus mėlynas, tai aplinka pamažu tampa netokia jau pilka ir atšiauri. Ir iš tikro, sala nustebino savo įvairiapusiškumu, jinai gana didelė ir skirtinga. Grįžtant prie vynuogynų, tai paragauti vynų čia tikrai būtina, o jų padegustuoti galima vyninėse. Nesame labai dideli vynų ekspertai, bet žinome, kad Azorų vynai labai vertinami Amerikoje ir Europoje. O Rusijos caras kažkada užsakydavo didelius kiekius vyno iš Piko salos, nes natūralios fermentacijos būdu Piko vynai gali siekti netgi 20% stiprumo. Ne veltui vienas iš vynų buvo pavadintas car vardu. Vynuogių auginimas kažkada labai pakėlė salos ekonomiką, bet banginių medžiojimas kažkada taip pat davė labai apčiuopiamą pelną. Dabar su tuo galima susipažinti tik banginių medžioklės muziejuose, kur eksponuojami tiek įrankiai, valtis, tiek ir įvairiausi dirbiniai iš banginių dantų. Ypač populiarūs buvo piešiniai ant kašalotų dantų. Saloje dar ir dabar išliko pilna banginių stebėjimo bokštelių, iš kurių buvo stebima, kada pro salas plaukė banginis. Tada, davus ženklą, kiti salos gyventojai mesdavo savo įprastus darbus ir šokdavo į valtis. Saloje dar išliko ir tokios prieplaukos pakrantėse banginiams užtempti į krantą. Bevažinėjant po salą, Piko pagaliau pasirodė, bet už kelių minučių vėl pasidengė debesimis.
You love is like. Kylant aukščiau į salos vidurį, link ugnikalnio, po truputį darosi vėsiau ir tenka traukti striukes. Pamažu atsiveria salos reljefas. Aiškiai matosi, kad salas formavo ne vien tik iš piko ugnikalnio. Visas salos paviršius tik spuogais nusėtas, kur tik pasisuksi, matomi mažesni ir didesni ugnikalniai. Čia pasirodo galima rasti labai daug ugnikalnių, urvų ir uolų. Jų skaičiuojama net virš 80. Kartais reikia būti atsargesniems, nes į jas galima ir įkristi. Ir dar vieną radom įėjimą. Čia yra labas. Oho. Labas urvas tenai. O kaip jį? Čia jau čia įeiti neįmanoma. Čia tik tai įmanoma jį įkristi. Tusuota kaip giliai eina. O kai kurios uolos yra labai gilios, net dugno nesimato. Kažkada iš jų tekėdavo lava, o dabar salos vulkaninis aktyvumas labai mažas, gal tik poroje vietų kartais parūksta. O kai kurių vulkanų krateriuose susidarė net nedideli ežerai. Na ir žinoma, kaip be karvučių, sakoma, kad jų čia mažiausiai palyginus su kitomis Azorų salomis, bet mes jų sutikome daugybę. Jos vaikšto ir laksto palaidos ir džiaugiasi gyvenimu tarp nuostabių salos peizažų. Kiek jau aplankėme salų, bet dar nematėme kol kas nei vieno fabriko rūkstančio kamino. Gal tai ir tiesa, kai sakoma, jog salose užterštumas vienas mažiausių pasaulyje. Jos virš 1000 kilometrų nutolusios nuo žemynų. Ir aplinkui visiškai nieko nėra, tik vandenynas. Salos gamtovaizdis labai įvairus, o kai kuriuose vietose dar yra išlikusių ir miškingų vietovių. O palei pakrantę vėl oras atšyla. Neseniai traukėme striukes ir megztinius, o dabar jau ruošimės maudytis natūraliuose vulkaninių uolų baseinuose. Šioje saloje tai vienintelis būdas išsimaudyti, nes smėlių paplūdimių čia nebūta. Visa salos pakrantė uolėta ir juoda, bet labai graži. Tie jų juodi namukai ir raudonos detalės labai dera. Kaip tyčia tą rytą, kai mums jau reikėjo išplaukti iš piko salos, oras visiškai pasitaisė. Vėjas nurimo, dangui liko tik keli debesėliai. Buvo didelis noras užkopti į piko kalną, tuo labiau, kad kopimas prasideda nuo pusės kalno ir pakilimo lieka tik apie 1000 metrų. Bet toks tas mūsų keliavimo planas – 2 dienos vienoje saloje. Ir dabar jau bilietai užsakyti į kitą salą, kuri jau yra ant Amerikos tektoninės plokštės ir kuri laikoma gražiausia sala Azoruose. Su nekantrumu laukime, ką ten pamatysime. Iki sekančio karto. O jūs neužmirškite keliauti, nes paragavęs kelionių negali sustoti.